Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir šiandieną mes ruošiame susitikimui su mano geriausia draugė Luka, jūs puikiai žinote. Tai pas ją buvo gimtadienis neseniai, vakar buvo jos gimtadienis ir aš jai padariau dovaną. Tai aš jums parodysiu, ką aš jai padovanojau, tik jūs kol kas tyliai, jei nesakot. Tai aš jums parodysiu, ką aš jai padovanau. Sunė kažkodėl tai akis ašaruoja, aš nežinau kodėl. Žodžiu, bet aš neverkiu. Čia tiesiog, nežinau. Man kartais tai būna. Taip, žodžiu, tai aš jums parodysiu, kas viduj. Taip, gerai, tai pirmą atkreipkite dėmesį į maišelį, žiūrėkite koksai su žvaigždutėm, tokia man gražiom ir jie taip persilieja. Čia aš galiu užrašyti, kad Lukai, bet neužrašysiu. Taip, nes galbūt jį norės perdovanoti kažkam dovaną ir norės kažką užrašyti. Tai žodžiu, pirmą, ką aš jai padovanau, tai yra, padovanosiu, tai yra štai va toksai va best friend gift. Čia viduj bus iš Lenkijos surprizai, dovanas ir dar dovanas, kurios aš pati padariau. Taip, gerai, taip, žiūrim toliau ir toliau yra tokia, ne. Štai va tokia va rožė. Aš ją pati dariau. Aš stengiausi daryti tą rožę, žiūrėkit, kokia graži. Matot printas, toksai su gėlytėm. Ir dar čia, kas čia per, ir dar čia užrašyta birthday rose, gimtadienio rožė. Štai va tokie va, gimtadienio rožė. Taip, žodžiu. Ir dar, kodėl tu krenti vėl? Nekrisk, prašau. Ir dar va čia yra raštelis. Secret raštelis. Kas per akcentas. Taip, gerai. Dar, ką aš turiu dar? Aš turiu dar pačius geriausius dalykus. Žodžiu, žiūrėk. Čia yra nagai. Ir aš žiauriai tikiuosi, kad jei tiks šitie nagai, tai buvo dydis nagų, nes mano tai aš pati galiu, o dabar aš negaliu. Ir aš pati užsidėjau nagučius. Reitinkit šitos nagučius komentaruose. Ir kitą ranką. Taip, gerai, žodžiu. Šitą temą. Aš turiu rinkinį su daug nagų, to aš parodysiu. Va, štai va tokius rinkinis. Čia yra daug nagų. Kiek čia nagų jų yra? Gal čia užrašyta kažkur? Žodžiu, jų neužrašyta, bet man rodos čia 120 nagų yra. Man rodos. Aš dabar jungiu blystę, kad geriau matytųsi, taip žodžiu. Tokie vat nagučiai ten viduj dar yra. Tiesiog jie išnaudoti, jie žiauriai daug išnaudota. Vat su šitais nagais mes buvom 24 valandas su nagais, kai filmavom video. Taip, tai žodžiu, aš dar turiu tokius. Aš tikiuosi, kad jie žiauriai patiks. Žiūrėkit, kokie gražus. Aš pati viską rašiau. Taip, ir dar šitas aš... Taip, čia left, right. Kairė, dešinė rankas. Press on nails. Taip, aš dar įdėjau tokį pagaliuką, kad tokia odelė prie nagų jį vadinasi kutikulė. Žodžiu, ir dar nagų dildelė. Ir čia beveik tas pats, tik tai be to pagaliuko ir dildelė. Ir dar lipdukai. Du lapeliai su lipdukais. Čia tas pats. Ai, dar, ką aš dar turiu? Ai, šitą, žodžiu, čia yra tokia vat dėlionės su pelėdom. Žodžiu, mes turim dėlionių ir mums jos nelabai reikalingos, tai aš padovanosiu jai. Aš nei karto jos nedėliojau, tai tikiuosi jį dėlios. Jeigu ne, aš nežinau. Gerai, padedama tau. O tai kas mes tokie, kad nepadėt atgal? Čia ne mano.
Jau nebe mano. Va taip, va. O šitus nagus aš pasidėsiu. Nors aš paimsiu šitą. Paparam. Čia aš dar pasiėmiau visokių dalykų. Pavyzdžiui, kaip toksai vat selfie palka, kuris gali įsitesti į štatyvą. Ir dar va čia vat. Čia va toksai vat, jį galima ištraukti ir prijungti prie Bluetooth ir paspausti šitą mygtuką ir tada jis filmuos arba fotografuos. Dar piniginė. Servetėlės. Rankų, ką žinau, gal prireiks kažkada gyvenime. Dar turiu visokių dalykų. Pavyzdžiui, kaip veidrodis. Žodžiu, dar ko čia turim, daug ką mes šiaip visai turim. Pavyzdžiui, kaip dupinuką. Taip gerai, ir ten dar bus mano draugės kitos. Ir aš ir joms padariau dovanėlę. Taip, žodžiu. Taip, mes turim. Ten aš dviem draugiam, jos yra sesis, tai pirmai yra tokie saldainiai. Iš Lenkijos irgi. Mano geriausiai draugė aš irgi dėjau šitą. Ir tokie patys jos kitai sesi. Taip gerai, čia aš uždengiu, nes čia jų vardai parašyti. Nemanau, ar jie bus laimingi, kad aš parodysiu vardą. Tu atidarysiu. Viską, žodžiu, atidariau. Taip, ir čia yra štai tokie daikčiukai. Ten tuoj. Ten, žodžiu, yra mėlynas ir rožinis, va toksai buteliukas. Atsargiai, stiklinis. Toksai buteliukas čia iš Lenkijos, iš miesto Gdansko. Gdansk. Toksai, vat. Ten dar kriauklytės. Pas geriausiai draugė aš neįdėjau, bet... Žodžiu. Čia mėlynas, čia rožinis. Ir ten taip pat. Plaukai lenda į kadrą. Jie irgi nori pasirodyti. Gerai, žodžiu. Tokie faini, tikiuosi jiems patiks šitos dovanos. Aš tikrai stengiuosi. Taip pat. Taip gerai, aš perjungiau dabar kokybę geresnė. Nes aš dabar per GoPro kamerą filmuoju ir va man telefonas daug pragyvenęs. Taip gerai. Tai gal įdėsiu gal dovanas, kad galėtų jie turėti dovanas, o tai aš pavogiau. Čia mano nededam. Viskas, uždarom. Taip gerai. Ką aš dar su savim pasiėmiau? Kuprinį. Nu gerai. Taip, aš dar pasiėmiau su savim tokį vaivorykštį. Vaivorykštį? Gerai, padėsiu gal... padėsiu atgal. Pakabinsiu atgal, taip sakant. Va. Taip, ką čia... Gal kažką jiems iš kosmetikos padovanot. Čia kaip tokius Taip gerai, ką galim, galbūt galima kažką padovanot. Pavyzdžiui, tokius, bet ne, jie man per daug patinka, man. Suprantat, jie man per daug patinka, aš negaliu atiduot. Gal einam į lauką? Bet ne, čia nelabai ten. Oho! Žiūrėkit, ką aš radau, čia yra voratinklis, ar tai kažkokios dulkės. Kas čia dabar? Iš kur tai pas mane atsirado? Jis krenta. Ką daryti, jis krenta. Atstok. Ok. O kur kitas? Ant manęs. Atstok nuo manęs. Tikiuosi ant manęs nėra voro.
Atsikračiau. Užuomina, tvarkykitės kambarį kiekvieną dieną. Aš nelabai tvarkausi, tai pas mane bardakas dabar. Dabar labai stiprus bardakas, tai man nesinori kažką rodyti. Tai ką paveikti? Dabar nėra nieko įdomus, bet dabar aš einu miegot. Taip, aš einu miegot. Dabar aš einu miegot. Dabar yra gal 11 valandą vakaro. Tuoj. Aš dabar filmuoju nebe per GoPro kamerą. Aš dabar nakvosiu su nagais. Aš su jais važiuosiu, manau, į susitikimą su juo. Tikiuosi, mano mama ne prieš. Tikiuosi, mano mama nebus prieš. Tikėkimės, taip. Aš užsistačiusi su žadintu. Va, dabar yra 11 valandą vakaro. Taip. Va, aš užsistačiusi ant 7 valandos ir 30 minučių. Taip, va. Aš čia ant kėdės pasidėsiu daiktus, ir čia telefoną pasidėsiu. Vandenuką turim. Aš dabar kalbėsiu tyliai, tikiuosi jūs girdit mane. Tai aš jau laukiu rytojaus, kitos dienos, nes mes susitiksim su geriausia draugė Luka ir su kitom draugėm ir ten bus žiauriai daug žmonių, nu ten toksai žodžiu. Taip, ką mes turim. Sakiau, tai, ką galime čia pažiūrėti. Aš nelabai nešioju šitą laikrodį, aš nelabai nešioju, bet kartais nešioju. Aš pamiršau, kad aš va taip turiu filmuoti. Nu ką pins. Ir taip. Oi. Ką mes turim gerą? Fotkės. Negalima. Ką čia galima? Toks šviestumas. Žiūrėčiau. Kaip prožektorius. Taip gerai, ką dar galima paveikti. Kiek iš jūs čia bus? 30%. Reikės krauti. Prožektorius. Aš žaidžiu su prožektoriu. Ką čia? Jisai dreba. Stop. Sustoja. Mano tėvai dabar žiūri filmą, tai jie negirdi, kad aš čia kalbu, tai gerai. Nesupras, kad aš nemiegu. Taip gerai. Labai dažnai. Taip, tai ką galima paveikti? Logiška miegot, bet aš nepaprastas normalus žmogus, kuris, kaip ir visi žmonės, miega 11 valandą. Ar aš matausi? Elementaru. Toksai geras šviestuvas, taip raudonai šviečia, kai aš uždegiu pirštų. Taip, aš dabar trupučiuką pamontavau savo video, kad man jau neberūpėtų, tai dabar yra beveik 12 valandą nakties. Aš 50 minučių praleidau tam, kad sumontuoti video. Ir tai nepilna. Nes dar aš iš kameros neperkeliau video, tai. Bet tiek vat, aš praleidau tik kad sumontuoti 7 minučių trukumo video. 7 minučių. Gal net ir daugiau. Žodžiu. Dabar dar montuosiu vieną gabaliuką. Ne, aš neįsiu miegoti.
miegoti. Aš nenoriu miegoti. Man užtenka miego. Man, kai pavyzdžiui, aš miegu kokias 10 ar 9 valandas, aš tada tokia mieguista esu. O kai pamiegu kelias valandas, tai aš iš karto žvali labai. Tai va. Žodžiu, susitiksim jau kitoj dienoj. Taigi, čia yra dar viena diena. Šiandien jau susitikimas. Man rodo, mums reikia išvažiuoti 10 valandą. Dabar yra 6. Aš neplanavau 6 atsikelt, aš planavau atsikelt 6 ir 30 minučių. Bet tai pavyko. Gerai, leiskit man dar šiek tiek pamiegot, kokias 5 minutės. Kol kas aš nerandu ką veikti, aš tiesiog guliu. Man šalta kažkokį judesį kitą padaryti. Ai, žodžiu, mano nagai išgyveno. Nei vienas nenukrito, aš jam pažadu. Susitiksim tada, kada aš turėsiu ką veikti. Aš perjungiau į kamerą šitą visą. Tai aš dabar nefilmuoju per telefoną, dabar yra 7 valanda ir 3 minutės. Aš siūlau mums eiti lauką. Išėjau tėvų nepažadinus, bet aš mamą pažadinau, kai kamerą jau. Tai atrodo žiūrėjau durnai. Taip gerai, Ir aš neatsimenu, sakiau ar nesakiau, bet aš persirengiau. Aš eisiu su šitu, aš eisiu su šitu violetiniu kostiumėliu. Ir čia nas irgi tą violetinį maikį kostiumėlį, bet man šalta, tai aš užsidėjau megztinį. Manau, šitas vlogas bus įdomesnis negu praeitas, nes tenais aš beveik nieko nedariau, tik tai sakiau, kad nėra ką veikti. O, viskas. Ir dar, žinot, šitie nagai tai labai patogus, nes žiūrėkit, jie žiūri trumpučiai. Ir pas jas niekas nekliūna, tik tai čia nais tokie 3D perlai užklijuoti. Tai jie kartais trukdo, bet tik kartais, ne pastoviai. Taip gerai, kur mes... Opa. Ten, vat, palapiniai miega mano brolis. Kaip manot, man jį tik pažadint? Bet ne, aš nenorėčiau. Štai sakysiu, ko čia žadint. Bet jie šiaip turėtų
už pusvalandžio jau pabusti. Maždaug. Nes jie su kaimynais varo rytais pabėgiot maždaug 7:30 kažkur tiek. Tai galbūt sutiksiu kaimynus, jie tokie ateis, laba diena, o aš esu kamera. Su jumis tokia, laba diena, ko norit? Taip čia šalta. Aš pradedu šalt. Kiek ten laipsnių? Tuoj. Pažiūrėkim, kiek laipsnių. Oi, aš atvirkščiai laikau telefoną. Taip. Kiek dabar laipsnių? Dabar yra 14 laipsnių. 14 laipsnių. Kapец. Čia didelis kapец. Įsikiškime mūsų kišenę. Aš noriu padaryti prikolą. Paskambinam Lukai. Tiesiog. Tai ėjo. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Mėginkite skambinti vėliau. Geros dienos. Tai gerai, skambinam. Skambinu Lukai. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Mėginkite skambinti vėliau. Geros dienos. The subscriber cannot be reached at the moment. Why don't you try to call him again later? Have a nice day. Kapец. Ji neatsiliepia, mano draugė neatsiliepia nieks. Nei vienas iš. Aš tik tai Lukai kol kas skambinu, bet vis tiek. Kapec. Ką galima paveikti? Aš turiu rastą. Pom. Aš nežinau, ką man su šitu rastu daryti. Čia šiaip labai gera kamera. Bet, pavyzdžiui, tai žinot kaip fišiai. Fišiai, grinai fišiai. Taip gerai man nėra ką veikt, bet aš visada surasiu. Ten miega, kaip nors jas pažadinti, bet aš nenoriu. Nenoriu jam gadinti nuotaikus iš pat ryto. Žodžiu, susitiksim, kada bus kažko įdomaus parodyt. O jau ten nežinau. Ruošiuosi. Taip, mes jau greit važiuosim. Brolė, pasisveikink su mano prenumeratoriais. Labas. Prenumeruokit mano kanalą, steigi. Už ką? Už nieką. Anakį. O tau už ką prenumeruot? Nu tai nes aš gerą kontentą darau. Oi. Gerą. Tik tai berniukam. Negalim nesuprasti to kanalą. Aš gerą kontentą darau. Tikim. Parašykite komentaruose, kad aš gerą kontentą darau. Parašykit, kad aš gerą kontentą darau. Ok, pasakykit, kas geresnį kontentą daro. Aš ar mano brolis. Prenumeratoriai visada pasako, kad jeigu kažkieno kanalo prenumeratoriai pasako tavo kanalą. Mano kanalo prenumeratoriai pasakyti jaučiu mano kanalą. Nu tai. Simoškinas. Aš dar nupirkau va tokią Coca-Cola su užrašu Besti ir aš jai padovanosiu. Aišku, kam? Lukai padovanosiu šitą Coca-Cola ir dar tokį 7 Days croissantą. Tikiuosi jai patiks su kokosu. Kokios tavo emocijos? Geras. A mes pirmiuką? Tik jų. Jau, ką mes Opa, negaliu patikėti. Ką? Negaliu patikėti, kad pasitinka. Neįmanoma. Labą dieną. Galima išlipti. Moteris. Lipam. Labą dieną, kas sėdensina ant stogo. Labą dieną. Su praeito gimtadieniu. Su praeito gimtadieniu sveikinu. Dabar šok. Titanikas. Jeigu Titanikas būtų feilas. Pliump į vandenį. O kaip tu čia užlipai? Gal nulip? Tuoj. Taip. Palauk, dovaną paimsim. Paėmų? Gerai.
Žiūriu per langus. Prašom, dovanėlės. Labą dieną. Su nagučiais. Mama, tėtė. Mes pirmi atvažiavom. Nepasakyčiau, ne. Gerai, žodžiu, suradom kažkokį taip vikšras, kuris labai panašus. Keliamasis tiltas, melai. Mama, tu čia vikšras, čia ne šaka. Čia ne. Padėjo. Jump the rope. Nebejuda. Opa. Juda. Nors čia trupučiuką dreba mano rankos, bet nieko. Ai, padėsiu gal tai. Taip, žinai, ant tavo tos. Šakelė ant šakelės, medis ant medžio. Dvigubas kombo. Geriausias kombo. Jo. Duo. Davai, judėk. 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 Gera šakelė. Gera šakelė. Tai galvos, kad tu idiotas, kuris duostų. Gera šakelė. Tai aš galvoju pagaliukas. Kuris augina šakelį. Minkštas toksai suspaudė. Tu jį vos nenukritau. Judėk. Mažas. Va, jūs čia, jūs nematot. O kas jeigu taip pavyzdžiui? Toksai, žinai, nukrenta. Tai žodžiu, grįžau iš susitikimo, buvo šiaip visai fainai. Pakalbėjom ir su kitom draugiam. Tai buvo žiauriai faina ir šitą susitikimą aš prisiminsiu ilgam. Tai šiandien tiek, tai viso gero, jūs buvot kanale Miškutė. Viso gero, rašykite komentarse, jeigu jūs norite dar kažkokio tai vlogo, kur kam susiruošti, pasiruošti, žodžiu. Viso gero.